žinot, kur tu eini ir tu galvoji, o Dieve, kaip išbūt, netikėt niekuo, netikėt manim, netikėt jokiais kitais žmonėmis. Aš atsiguliau ant lovos ir aš tiesiog pradėjau. Jis ne tai, kad blogas, būna ir blogesnė situacija, ne, bet kodėl tai vyksta su manimi. Tiesiog sakau, blogai jaučiuosi, man nemalonu. Sveikinuosi su visais. Šiandien nusprendžiau jums įrašyti šitą video ir papasakot, atnešti tiksliau mintį jums, vieną svarbią mintį, kokia apskritai yra laimės paslaptis. Laimė. Visiems taip noriu laimės, noriu būti laimingas. Kas yra ta laimė? Žinot, tai yra pagrindinė mintis, kurią šiandien noriu su jumis pasidalinti, tai yra pagrindinė mintis, su kuria aš gyvenu šiais metais. Tai yra mintis, kad viskas, absoliučiai viskas, tiek teigiami, tiek neigiami dalykai, kurie vyksta mūsų gyvenime, yra mums ir dėl mūsų. Bet kas nesate apie tai niekada susimąstę, arba tie, kas dažnai užduoda savo klausimus, kodėl man galbūt kažkas nesiseka, kodėl tai vyksta su manimi, už ką man tai, kodėl, taip ir daug klausimų, kurie yra sukoncentruoti į neigiamus dalykus, jūs pabandykite pasižiūrėti į tas situacijas, kaip į tai, kad tai vyksta jums ir dėl jūsų. Kad ne tam, kad jums padaryti kažką blogo, ne tam, kad jūs kentėtumėt, kad jūs blogai jaustumėtės, kad jūs ten verktumėt, liūdėtumėt, pyktumėt. Ne tam, kad jūs jaustumėt tą jausmą, o tas jausmas, kuris kyla, jis irgi jau yra pasiekmė. Pasiekmė to, kas buvo prieš tai. Ir jeigu į tai pasižiūrėt, kad ta situacija neigiama, jinai vyksta man ir dėl manęs, tas požiūris į tas situacijas, jisai tiesiog kardinaliai pasikeičia. Bet jūs dabar galite paimti kažkokią situaciją, kuri dabar yra jūsų gyvenime, kur galbūt jums kažkas nepatinka, ar darbe, ar santykiuose, ar galbūt sveikatoje, ar taip, kaip jūs jaučiatės, emocionaliai, galbūt fiziškai prastai jaučiatės, galbūt yra dar kažkokie kiti iššūkiai kitose gyvenimo sferose. Nesvarbu kas, jūs galite pagalvoti apie dabartį, arba jeigu dabar nėra kažkokios neigiamos situacijos, jūs galite pagalvoti apie praeityje buvusią kažkokią situaciją, kur jūs galvojate, už ką man tai yra, kodėl tai vyksta mano gyvenime, kaip man tai išspręsti. Ir jūs pasižiūrėkite tas situacijas kažkurią vieną ir pagalvokite, kad ta situacija buvo jums ir dėl jūsų. Kam ji buvo skirta, arba dabar kažkokia situacija, dėl ko jinai yra jūsų gyvenime, nes jinai yra 100% jums ir dėl jūsų. Kad jūs kažką pamatytumėt, kad jūs kažką suprastumėt, kad jūs kažką pakeistumėt, kad priimtumėt sprendimą kažką pakeisti, galbūt kažką nustoti daryti, galbūt kažką pradėti daryti, bet tai 100% yra jums ir dėl jūsų. Štai daug kartų kartoju, bet aš labai noriu, kad jūs tai bent pabandytumėt pamatuoti ant savęs, ant savo situacijos dabartinės arba buvusios ir suprastumėt, kad tai 100% yra jums ir dėl jūsų. Kai mano gyvenime irgi vyksta skirtingos situacijos, nes mano gyvenimas tikrai nėra rožėm klotas, kai man būna rašo sekėjos, pas jūs ten toks gyvenimas, aš irgi taip noriu. Aš sakau, prašau, išeikite iš iliuzijų, pas nieką nėra idealaus gyvenimo, pas nieką nėra tik tai viskas rožėm klota, pas visus yra savų iššūkių, pas visus yra tie ups and downs ir nepaisant to, ką žmogus gali rodyti ar sakyti, pas visus būna visko. Ir pas mane irgi, kai vyksta kažkokios situacijos nemalonios, pas mane, iš to įprasto modelio, paterno, tos scenarijos, aš vis tiek pirmą pagalvoju, gerai, o tai, kodėl dabar tos situacijos tokios vyksta, kartojasi, pavyzdžiui, ar, tai kodėl aš negaliu čia to ir to išspręsti, kodėl man vis ten nesiseka ir panašiai. Ir aš save paimu, tiesiog pati save pasiemu ir pagrąžinu į realybę ir sąmoningai pradedu mąstyti, kaip man ta situacija dabar, kuo jinai man yra naudinga. Nes aš suprantu,
dar nesąmoningai, man reikia save sąmoningai pagražinti ir savo tai priminti, kad tai vyksta man ir dėl manęs. Tai vat, jeigu tai vyksta dabar, man tai nepatinka, ką tai gali man parodyti, vat ką aš iš to galbūt turėčiau dabar išmokti, ne? Ką galbūt aš turiu pakeisti, galbūt net kitoje sferoje, kad vat šito nebebūtų, ką man tai bando signalizuoti. Aš galvau, kokiais pavyzdžiais su jumis pasidalinti. Pavyzdžiui, buvo, mes keliaujam ir mes labai daug skirtingų viešbučių, gyvenam skirtingose viešbučiuose. Ir mes buvo viešbučius, kurios bukinomės prieš mėnesį, jau nebeprisimenu. Ir žinot, kur tu važiuoji ir tu tiesiog neprisimeni, ką tu užsibukinai. Ir mes skrydome į vieną miesto, Vietnamą, atskrendami viešbutį, buvo vakarinis skrydis, mes ir taip mūsų anksčiau atvežė į oro uostą prieš 3 valandas, dar nukėlė skrydį valandą, mes oro uostę, mažam oro uostę, labai salos mažam oro uostę prasidėjom 4 valandas, dar skrydis, paskui atvažiavom, kol ten, žodžiu, nu, suprantate, nekoks tas procesas varginantis. Ir atvažiuojam į viešbutį, aš atsidarau duris ir aš tiesiog, žinot, aš nežinau net kaip paaiškinti, aš suprantu, kad aš šitam kambarį būti negaliu. Aš žiūriu, jis ne tai, kad, suprantat, jis ne tai, kad blogas, ne? Aš vat nežinau, gal sugalvosiu, pavyks man tiesiog vat įdėti, kaip tas kambarys atrodė. Niekada to nedariau, bet pabandysiu iškirpti ir va čia vat įdėti paskui, kaip tas kambarys atrodė. Nebuvo blogas, ne? Vat, nu, tikrai, jeigu taip pasižiūrėt, viešbutis ten buvo vienas geriausių mieste. Įsivaizduokit, mieste vienas geriausių viešbučių. Ir mes ateinam ir aš suprantu, kad ne tai, kad kažkas tame kambaryje yra blogai. Aš jaučiuosi blogai. Ir aš sakau vaikinui, aš neišbūsiu čia, nes mes turėjom ten būti 3 naktis. Aš sakau, aš neišbūsiu, man negera, aš blogai jaučiuosi. Mes nueinam į receptioną. Aš sakau, gal galim mes tiesiog upgrade'inti, nusipirkti geresnį kambarį. Jis sako, sorry, but no. Sako, kad viskas yra tiesiog fully booked, viskas užbukinta, nei vieno kambario nėra. Tu tiesiog net negali dasimokėti ir gauti geresnį kambarį. Aš tokia gerai. Jis sako, nu bet mes jums galim pasiūlyti ten, žodžiu, ne geresnį kambarį, bet truputį didesnį, erdvesnį ir panašiai. Bet rytoj sako. Sakau, gerai, pasižiūrėsim rytoj. Aš ateinu, aš tada pamenu, apsiverkiau, aš atsiguliau ant lovos ir aš tiesiog pradėjau. Aš sakau, Dieve, aš tiesiog negaliu čia būti. Ir tas reception vaikinas irgi manęs klausė, sako, o kas sako, jums būtent nepatiko? Ir aš sakau, aš ten blogai jaučiuosi. Ir žinot, kažkam reikia galbūt, kad man nepatinka vaizdas, man ten pagalvė kieta ar panašiai. Nu, žinot, tokie fiziniai dalykai. Bet man svarbiausias yra dalykas, kaip aš jaučiuosi. Ir aš jums sakau, aš tiesiog sakau, blogai jaučiuosi. Man nemalonu viduje. Sako, okei. Žodžiu, ir aš taip galvoju, nu kaip taip gavosi, nes mes labai atsakingai atsirinkinėjom viešbučius ir aš žiūriu, aš sakau, vaikinus, aš neįsivaizduoju, sakau, kaip mes, taip išsirinkom šitą kambarį. Galbūt buvau pavargus, gal nedažiūrėjom kažko ir panašiai, nes viešbutis fainas, viskas fainai, bet kambarys, visiškai ne mano stiliaus, net ne mūsų stiliaus. Ne. Ir galvoju, gerai, kaip nors, galvoju, gerai, šitą situaciją irgi bando man kažką parodyti. Galvoju, ką jinai man bando parodyti. Ir aš pradėjau mąstyti, galvoju, gal čia man reikia kažkaip, nežinau, leisti savo kažką daugiau ar panašiai. Kažkokia čia yra dabar pamokėlė, kažkas čia yra. Ir mes atsikeliam ryte, nueinam į pusryčius, mane ten dar labiau viskas ištrigerino. Tiesiog, žinot, kur tu eini ir tu galvoji, o Dieve, kaip išbūt, koks čia dabar man yra psichologinis augimas, visus šitos trigerius atlaikyti. Ir galvoju, visi tie trigeriai mums ateina tam, kad mes kažką savyje pamatytume, nes trigeriai niekada nėra šiaip savo.
Ir paskui aš taip sėdžiu, galvoju, bet ne, nu yra, yra kažkokios ribos, kiek tų trigerių tu žmogus gali atlaikyti, nes jau ateina, nu, tas lūžis, kai jau tiesiog būna tiesiog nekomfortiška būti. Ir mes grįžtame į kambarį ir vaikinas sako, o tu pasižiūrėk, galbūt yra šiandien skrydis ir mes tiesiog galim skristi anksčiau į kitą miestą. Ir aš tokia sėdžiu ir kur žinot, man tai buvo pirmą kartą. Aš niekada gyvenime nesu pakeitus skrydžio. Mes buvom apsimokėję už tas 3 naktis. Mes turėjom skrydį po 3 dienų. Ir kaip čia išeina, kad tada nusipirk dar skrydį, dar kitas 2 naktis ir šitų pinigų jau nieks negrąžina. Ir aš tokia galvoju, ir žinot, kur ta CD įsijungia, kad tai gal čia visai ir kambarys galbūt, kaip ir, gal ir išbūčiau čia, tai kaip čia dabar tiek mokėti, tiek viskas. Ir aš sėdžiu taip save taip vėl, pagražinu, kad man buvo nekomfortiška, man buvo nemalonu. Ir šita situacija, kad aš taip blogai pasijaučiau, jinai buvo dėl to, kad aš kažką pakeičiau. Ir kas tas pakeist man buvo? Tai yra pasirinkti save, vėl dėl ko šita situacija atėjo, dėl ko tas jausmas, viskas man ir dėl manęs. Kad aš padaryčiau kažką, kas man yra visiškai neįprasto, kad aš išeičiau iš savo komforto zonos ir praplėščiau savo tą pasaulėžiūrą ir komforto zoną. Ir mes randame skrydį tą pačią dieną, vakare. Mums, žinoma, norėjo pakeisti kambarį, aš nuėjau pasižiūrėti kambarį, ten buvo realiai toks pats kambarys, tik šiek tiek didesnis, sakau, ir galvoju, gerai, kad tas kambarys nebuvo geresnis. Ir mes susikrovėme daiktus ir mes išskridome anksčiau laiko į kitą miestą ir kitą viešbutį. Tai ir gal irgi dabar čia kelsiu, kaip tas kitas kambarys atrodė, kad jūs suprastumėt, kas yra mano. Toks kambariukas. Perfect. Viskas kaip aš mėgstu. Ir aš tada užeinu ir aš galvoju, va šito aš norėjau, čia aš gerai jaučiuosi ir ačiū Dievui, kad mes priėmėm šitą sprendimą, tiksliau, kad man vaikinas pasiūlė, nes aš tikriausiai pati nebūčiau dasigalvojus iki to, tokį variantą, kad galima nusipirkti tiesiog ir nuskristi anksčiau į kitą vietą. Žinoma, čia buvo išėjimas iš komforto zonos, žinoma, buvo tai praplėtimas savo, kaip ir sakiau, pasaulėžiūros ir komforto zonos, kad taip įmanoma. Ir čia tik viena iš tų situacijų, kurios neseniai įvyko. Čia tokia, čia žinot, kaip čia pasakyti, būna ir blogesnė situacija, bet aš norėjau pasidalinti tiesiog tuo, kas realiai neseniai prieš savaitę man įvyko. Ir žinoma, tų skirtingų situacijų mano gyvenime tikrai būna, kai aš siekiu savo kažkokių tikslų, man nesigauna, man gaunasi vapšė priešingai, nei aš noriu, žinot, absoliučiai priešingai. Ir aš mokausi į tai žiūrėti ne kaip į tai, o kodėl man nesiseka, kodėl man nesigauna taip, kaip aš noriu, o žiūriu, o ką man šita situacija dabar nori parodyti. Jeigu aš čia, pavyzdžiui, dabar, nežinau, aš ten supykau, ar mane vėl, noriu sakyti, mane nenuliūdino manęs, aš nuliūdau, ar ten įsižeidžiau, ar panašiai. Kas čia įvyko, ką man šita situacija nori parodyti, kad galbūt aš labiau turiu atsisukti į save, pasižiūrėti savo interesus. Čia dabar iš tų situacijų, kurios buvo mano gyvenime, kokios mano buvo įžvalgos, kad aš labiau turiu atsisukti į save, kad o ko aš noriu, kad aš dar labiau turiu prioritizuoti save, visų pirma save. Ir aš žiūriu į tai, kaip aš sakau, tik pati save pagražinu į tai. Tai nėra nesąmoningas procesas, aš to dar nedarau automatiškai, bet aš savo vis bandau priminti, kad viskas, kas vyksta man ir dėl manęs. Į pozityvius dalykus mes galime, taip paprastai, pažiūrėti, tai fainai vyksta, geri dalykai, reiškia, taip ir turi būti. Bet ir tiek į teigiamus reikia dalykus atkreipti savo dėmesį, kad tai
tai dėl manęs teigiami dalykai. Ir lygiai tas pats į neigiamus dalykus, kurie mums nepatinka, kurie kelia kažkokias sunkes, neigiamas emocijas. Į tuos dalykus irgi pažiūrėti, kad tai vyksta man ir dėl manęs ir ką man tai nori parodyti, ką aš turiu iš to pasiimti, ką turiu pakeisti, ką pradėti daryti, ką nustoti daryti. Kaip galbūt, kaip mano atveju, ne, kad pasirinkti save, savo komfortą, jeigu man čia buvo nemalonu, tai gerai, aš, reiškia, neturiu likti ten, kur man yra nemalonu, nesvarbu, ar apmokėta, neapmokėta, skrydis rytoj poryt, o aš galiu išskristi šiandien, šiandien ir pasirinkti. Ir žinot, mes kai pralaužiam šitą, tokios situacijos gali daugiau tiesiog ir nepasikartoti, nes tokios situacijos irgi jos ateina kartais tam, kad mes pamatytume, pakeistume ir tiesiog išeitume į kitą lygį ir tai tiesiog nustotų jau kartotis arba tiesiog nebebūtų, kad ir vienkartinė situacija, ne, kad tiesiog to daugiau nebėra. Tai labai norėjau jums atnešti šitą mintį, pabandykit ją pasimatuoti savo. Ne? Tiesiog pasimatuoti, netikėti niekuo, netikėti žmonėm, netikėti jokiais kitais žmonėmis, kas sako, kad čia kaip aksioma, kad tai yra taip ir ne kitaip. Tiesiog pasimkit ir pasimatuokit ant savęs. Jums tai tinka, netinka, nes suprast galime tik tada, kai mes tai pasimatuojame ir pasibandome patys. Tai lauksiu jūsų grįžtamojo ryšio, parašykit, kas pabandysite, galbūt kažkas jau gyvenate su tokia mintimi. Pasidalinkite su manim, man labai įdomu, ypatingai tie, kurie nemąstėte taip, kurie nebandėte pasimatuoti šitos minties ir gyventi šitą mintimi, kaip jums pavyks kitaip pasižiūrėti situaciją ir iš tos situacijos išeiti. Tai dėkoju jums, kaip visada, ir iki greito susitikimo.